Sveiki visi, čia Viktorija ir kanalas Viktorijos rankdarbiai. Ir šiame video parodysiu Maximos akciją. Yra Lego, tai yra tokie lipdukai, kur reikia pirkti akcijos karuliais pažymėtų prekių ir gausite 4 lipdukų pakuotę. Surinkti visą 96 lipdukų Lego albumo kolekciją ir gali registruotis ir laimėti kelionę į Legolendą, net 10 kelionių. Tai čia yra knygutė klijuoti lipdukam, tiem, kuriem reikia įsigyti prekių. Ir štai yra šis toksai albumas. Ir klijuoti lipdukam kitokiem, tai albumą aš jau turiu. Ir čia yra papildomos tokios prekės, kur galima nusipirkti Lego konstruktorių su Lego dėžute arba Lego dėžutes. Ir pirkdami už 15 eurų ir daugiau, kasoje gausite akcijos lipduką. Surinkę 5 lipdukus, Lego akcijos prekes galite įsigyti už ypatingą kainą. Tai aš jau turiu 3 tokius lipdukus. Ir esu gavusi 2 pakuotės klijuoti į knygutę. Tai šitokia yra knyga ir vietoje yra lipdukai, kuriuos įklijuoti ir galima paskaityti. Taigi praplėškime pakuotės ir pažiūrėkime, ką gavome. Taip, ir gavome vienoje pakuotėje štai tokius 4 lipdukus. Čia kitoje pusėje yra jų numeriukai. Ir kitoje pakuotėje aš turiu tokius 4 lipdukus. Na ir dabar pažiūrėkime, yra 8, 28, 30, 26, 25, 88. Tai taip, pirmasis yra 8, 1, 2, 5 ir šis lipdukas turėtų klijuotis čia. Girdėjau skambutį, su kuo kovosiu. Taigi įklijuokim šį lipduką. Nežinau, kaip čia netgi klijuoti. Turėtų kaip ir visi. Kažkas tai tokio. Čia matome Vilniaus televizijos bokštą. Na, yra paskaityti ir užduotėlių. Raudoni dviaukščiai autobusai, Londono pažiba ir puikus būdas keliauti po sostinę. Ar sukurtum 3 ar 4 aukštų autobusą super saugų ir nevirstantį? Taip, tai toliau žiūrime, mes turime 25. Oho, jos tikrai labai spūdingos ir didžiulės. Ir 25 turime štai tokį. Sodo nykštukai yra tikrai kantrus bičiuliai. Jie gali metų metus stovėti vienoje vietoje, stebėdami, kaip auga žolė ir jų dailiosios barzdos.
Taigi įklijuokim šį. Taip, toliau mes turime sekantį 26 lipduką. Jei mėgstate vorus, pilnatį ir baisius nespalvotus filmus, Šiurpioji mergaitė gali tapti tavo nauja geriausia draugė. Tai čia yra trečiadienį. Taigi įklijuokim šį. Ir čia matome yra knygutėje apie gyvūnus įvairios informacijos ir šiaip labai įdomi knygutė. Tai toliau mes turime šalia 28. Dryžiažmogis svajoja tapti Godzilla ir trypti pastatus. Kol kas jis sugriovė tik porą smėlio pilių. Tai įklijuokime šį. Einame toliau. Toliau mes turime 39, 321 kylam. Jei patinka tyrinėti kosmoso stebuklus. Kažkas juk turi patikrinti, ar mėnulis tikrai padarytas iš sūrio. Tiesa, taigi įklijuojame šį lipduką. Toliau 53. Įkiš keletą vamzdžių į tą maišą ir aš įsitikinęs, kad išgausiu melodiją. Dūdmaišininkas garsiai ir išdidžiai pūtė dūdmaišį visoje Škotijoje. Kartą jis net grojo bibliotekoje ir tai nesibaigė geruoju. Taip, toliau einame klijuoti lipdukus. Taip, toliau mes turime Pasakų princesę garsu tuo, kad visą laiką gelbėjo vargšės varlės nuo prašalaičių pabučiavimo. Ir mums liko paskutinis lipdukas. 88. Galiu paversti tave voru. Visą žistę kartais teptuko brūkštelėjimas gali paversti tave, kuo tik panorėsi, tik nepamiršk nusiprausti prieš miegą. Taigi įklijuojame šį lipduką. Štai taip. Mano lipdukai šį kartą yra suklijuoti. Gavau jų tik tais 8. Na, ar jūs rinksite lipdukus ir bandysite laimėti kelionę? Na ir einu dar įklijuosiu šiuos. Taigi, štai toks video, laikykit, subscribinkit, laukit kitų video ir sakau iki.